Kol 12-okai švenčia paskutinį skambutį, kitų klasių mokiniai protestuoja prieš alkoholio vartojimą bei reklamavimą. Tačiau visuomenė netiki šios akcijos nuoširdumu. Šalies 12-okams švenčiant paskutinį skambutį, Klaipėdos jaunesnių klasių moksleiviai piketavo prieš alkoholio propagavimą viešumoje. Anot organizatorių, piketą išprovokavo Seime užregistruota nauja alkoholio kontrolės įstatymo pataisa, kuria įsigaliojus bus panaikintas svaigalų reklamos draudimas. Reikia nebe reklamos, o antireklamos. Esame stipriai nusigrybavę, iš tikrųjų, ir didžiulės pasiekmės laukia mūsų Lietuvos, nes vėlgi aš paminėsiu, kokie buvo skaičiukai daromi Estijoje. Tai buvo paskaičiuota, kad nuo alkoholio mokesčių, surinktų mokesčių buvo uždirbta kažkur apie 1,8 milijardo kronų. O pasiekmėm likviduoti tai avarijos, nepadarytas darbas, ligonių gydymas buvo išleista 10,9 milijardo kronų. Tai kur čia biznis? Verslininkai patvirtino, jog reklama neša milžinišką pelną. Vis dėlto jie pripažino, jog prieš reklamuojant įvairius produktus reikia neprasilenkti su etika. Reklama turi naudos labai daug, be reklamos absoliučiai praktiškai neįsivaizduojama. Pateikti produktą vartotojui, pateikti naują liniją, papasakoti apie jį, pasakyti apie ruošiamas ten akcijas ar panašiai. Visai kas kita, tos reklamos teisingumas, tos reklamos pateikimo būdas. Šiais laikais galima gal ne tik paišyti plakatus ir ne tik gal ant sienų rašyti, bet ir yra daug labai kitokių IT priemonių ir panašiai. Tačiau kalbinti klaipėdiečiai piketo nuoširdumu suabejojo. Praeivių teigimu dabartinis jaunimas į alkoholį tikrai nespjauna, ypač per tokias šventes kaip paskutinis skambutis. Gal truputį ir veidmainiška, reikia šventę švęsti, atšvęsti paskutinį savo metus mokslo. O kaip galvojate, ar jie patys šį vakar, nepabaliavos? Pabaliavos, tai tikrai pabaliavos, tikrai. Galbūt ir veidmainiška, vis tiek jie protestuoja, o savo darys jaunimas. Nes matot, kas dedasi visų naktiniuose klubuose, diskotekose. Piketo iniciatorius paklaustas, ar klaipėdiečių vertinimai teisingi, sakė, meluoti nėra linkęs. Pasak jo, alkoholio reklama labai įaugusi į mokinių pasąmonę, tad vartoti svaigalus yra madinga. Sunku pasakyti už visus, bet suprantama, kad reklama turi didžiulį įtaką. Ir tasai, kaip sakant, hipnozė reklamos neurolingvistinio programavimo metodikos, aišku, yra taikomas, kur tiesiog jaunas žmogus yra įtikinamas ir jam nebelieka kitos alternatyvos. Jis nebežino, kaip kitaip jam gyventi. Jeigu jam per visus kampus, per radiją, televiziją, žurnalus kasdieną demonstruoja kaip gyvenimo būdą, stilių, kultūrą. Ir jis nuoširdžiai nebesupranta, kas su juo ne taip. Šiuo metu vienam gyventojui, skaitant kūdikius, pagal oficialią statistiką per metus tenka 10 litrų gryno spirito. Tai yra 50 butelių degtinės. Skaičiuojant nuo 15 metų, vienam gyventojui per metus tenka 13 litrų gryno etilo alkoholio. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nepritarė Lietuvos dujų norams dujas pabranginti beveik trečdaliu. Tačiau buitiniams vartotojams nuo to nė kiek nepalengvėjo.